Gavau pasiūlymą, ne pasiūlymą, o tiesiog gavau kaip ir nurodymą iš Kėdainių teismo parvežti narkotikus į įstaigą. Kai tave etapą nuvežė į teismo posėdį, ne Taip, kai kažkokį... mane veš, aš žinau, kad mane veš į Kėdainius į teismą. Ir buvusio mano draugo brolis nurodė, kad bus padėti narkotikai ir kad man jas reikia parvežti. Dėl to, kad aš daviau parodymus prieš juos šitoje byloje. Aš kaip ir įsigandau už tikrą, nes iš karto 10 metų. Taip, pagaunu, minimum. Iš karto 10 metų minimum, nuėjau kriminalinę žvalgybą. Pasiskundžiau, izoliavausi. Ir jie mane po savaitės laiko atgal pakėlė. Pakėlė atgal ir man tada tą vadinamą nalogą įkalė, kad aš tų narkotikų neparvežiau, kad izoliavausi, turėjau mokėtis pinigus. Šitiems, ne, tie, kurie, kiek už bauda tau ta buvo? Gavau pradžiai 500 gavau. Aš kaip pinigų, kaip neturiu, pas mane tėvai tik tai. Ir mėnesį laiko iš tėvų, ką gaudavau, mokėjau dar. Ir tiesiog atsibodo. Nebeturėjau jau kaip sumokėti, kaip meluoti, kaip pratemti laiką. Izoliavausi vėl. Bet jau tada grinai parašiau, atsisakymę į būrį, parašiau, kad noriu kelti bylą. Taip. Iškelti bylą. Ir nurodžiau vardus. Aš ir pirmą kartą nurodžiau vardus, pavardės, kas padės, kur padės, netgi tos narkotikus.